Sveiki, tai šiandieną papasakosiu apie 3 mūsų namų spintas. Pradėsime nuo koridoriaus. Tai fasadas yra Eger su rotanu. Kaip matote, čia yra aliuminiai stripai. Man tas paaiškins, kodėl. Sudėjom, nes plokštę pačią išlenkia rotanas. Rotanas yra įtemptas ir lenkia plokštę į vidų ir buvo nelygus tarpeliai tarp durų. Šitais realiai plytelių profiliukai. Tai tvarkė šitą bėdą. Furnitūra yra dėta blumo su soft close. Kas dar labai patinka, pažiūrėkite apšvietimą. Ir jis išsijungia. LED apšvietimas yra horizontalus, įdėtas viršuje, tam, kad matytume, kokios yra striukės sukabintos ar paltai. Taipogi batams yra ištraukiami stalčiai. Ateityje šio variantą nesirinkčiau ir daryčiau stalčius, daugiau susidėtų batų ir mažiau būtų neišnaudotos vietos. Dėjome stripus tokius, tai yra 3 vienetai, čia kadangi padarėme vaikui, kad galėtų ateityje susidėlioti. Viršuje tiesiog trumpesnės striukės, o aname yra paltai. Kokį minusą padarėme su stripais, tai yra tas, kad čia yra jie per aukšti. Tai čia yra skersinis labai aukštai pakabintas, žinoma, tikslu tuo, kad paltai neatsiremtų į apačią, bet tai yra vis tiek mums per aukštai, nors mes labai aukšti su vyru. Matėme naujo variantą, tai skersinis su tokiu ištraukiamu mechanizmu, jis išsitrauks iki čia kažkur, tada pasiimsime mums reikalingą paltą ir vėl atgal įsistatys. Tai čia pamatysite ateityje, mes jau užsisakėme jį. Taip, ir šičia labai akivaizdžiai matosi, būtent su batų ištraukiamais dabartiniais mechanizmais, ką turėjau omenyje. Tiesą pasakius, nežinau, kodėl mes įdėjome juos ir kaip pramazinom šitą vietą. Spręsime, kai jau atsibos. Viršutinė dalis yra tiesiog nuo paspaudimo atsidaranti. Rankenos yra dėtos 1,20 m, auksinės spalvos, tam, kad stipriai neišsiskirtų, nors koridoriuje ir yra juodų metalinių akcentų. Bet norėjosi, kad spintoje neišsiskirtų labai rankenų spalva, tai todėl stengiamės derinti labiau prie medienos. Ką galbūt dar pastebėjome ir nesupratom, kodėl pramazinom šitą vietą su vyru, tai kad šičia ne iki žemės eina, nes šiaip ankstesnės kotedžo spintos buvo iki pat žemės ir viskas tai tenkino ir buvo labai gražu, o šičia padarėm kažkodėl su pakilimu, lygiai tokio pat aukščio, kaip bus, kad plintusai. Tai nežinau, turbūt derina prie mūsų plintusų. Turbūt, man asmeniškai nekliūna, man tai viskas sakė, čia tau kažkaip iškliuvo šitą vietą. Man labai iškliuvo šitą vietą, nes virtuvėse suprantu esmę, kodėl reikia šito įgilinimo, nes kad patogu, kai stovi, kaip jaustai kažką, šičia kažkaip nėra, kad būtų nepatogumo, arba kad tu statytum taip arti koją, kad ten įlystum taip į tą spintą. Tai dabar ateityje, jeigu reikėtų, tai daryčiau tikrai koridoriaus spintą iki žemės, kad būtų. Ir dar ką pastebėjome įdomaus, tai jau čia iš pat pradžių, kad yra pilkos spalvos vidus, ne baltas, kaip dažniausiai būna baltas. Tai kažkaip čia nusprendė baldininkai, kad pilkšva gražiau žiūrisi prie medienos tos imitacijos akcentų, nebūna tokio didelio kontrasto. Šičia pasidarėme lentynas, jas irgi yra juokinga istorija, nes dariau, kad būtų lygiai tokios pačios, kad kaip mes turėjome kotedžą, kad mano dėžutės tilptų. Bet man tas nepasakė vieną dalyką, kad kotedžą tenais buvo kažkoksai vamzdis ir todėl buvo šita dalis biški trumpesnė ir mano dėžutės buvo idealiai tinkančios tenais, o šičia jos biški per giliai įlenda. Gali 2 sudėti. Žinau, ar 2 tilptų. Tai irgi toks biški įdomi vieta prasišovus, bet lengvai išsprendžiama, tai ne problema. Tai su koridoriaus spinta lyg ir tiek būtų, keliaujame tada į vaikų kambaris. Dabar atkeliavome į Lėjuko kambarį, kur yra irgi individualiai gaminta spinta, prisižiūrėjau Pinteresto labai daug ir turėjo ką veikti baldininkai. Čia matote MDF, frezuota, dažyta. RAL kodas yra 9010 spalvos. Deriname prie kambaryje esančių rožinių akcentų. Šičia buvo iš tiesų iššūkis visai nemažas baldininkams tai sukurti šitas rankenėlės. Jos jau taip tint, kad funkcionuotų atitinkamai. Ir pasidarėme vieną dalį su lentynomis ir kitą dalį su stalčiais. Čia užsimaniau stiklinio. Nežinau tiksliai dar ką dėsiu čia, bet noriu stiklinio. Ir tuomet likę 3 yra tokie
Neikime turinį, gražiai surūšiuoti vaiko drabužiai. Ir kita dalis turi 2 strypus pakabinti drabužėliams, mažosios princesės suknelėms. Specialiai palikome apatinę dalį atvirą vaikui, tam, kad galėtų pati prieiti prie žaislų, kokių nori ir su jais pažaisti. Ir žinoma, tai yra irgi apgalvota, padėta po vieną žaislą, kad nebūtų per daug ir ne per daug įsistimuliuoti. Kita dalis yra daugiau dėl grožio padaryta, tokių lentynėlių, kad padėlioti gražių prisiminimų. Ir yra įfrezuotas ledas šone, kad gražiai viską apšviestų. Keliaujame tada į smagiausią dalį, tai yra į suaugusiųjų spintą. Atkeliaujame į suaugusiųjų spintą. Tai yra iš abiejų pusių, identiškai padarytos, yra stumdomas stiklas. Buvo nemažas iššūkis rasti, kad būtų iki 3 metrų aukščio. Specialiai dėjome juodus profiliukus, nes tiek miegamajame, tiek ir spintoje, tiek ir vonios kambaryje yra juodos detalės, tai ir čia norėjome išlaikyti panašiai. Plius prie pačio karkaso, kuris yra eker, gražiai žiūris. Tada yra LED apšvietimai, įfrezuoti vertikalus kiekvienoje dalyje. Turime dar 4 išvažiuojamus stalčiukus šitoj vietoje ir vieną turime gražias tokį jau pasidėti ateityje, kai susitvarkysime ten, kad ir kokį diržą, varlytę, akinius, sąsagas ir panašiai tokiam detalėms. Jie yra labai gražus įdėklai stalčius, būtent taip susirūšiuoti, susidėlioti tokius smulkius daiktus, tai juos įsigysime. Čia, kaip matote, yra strypas vienoje dalyje ir kitoje. Kas dar įdomiau yra padaryta, tai kadangi mes anksčiau turėjome garų tokį lyginimo aparatą, tai čia specialiai jam ir padarėme vietą, bet ne visada jisai viską gali išlyginti ir kartais tenka pasitelkti lygintuvo pagalbą. Tai norėjome, kad vis tiek turėtume tokią vietą, kur būtų lyginimo lenta. Dar neteko naudoti. Tai antras kartas kaip išpakuoju jį. Kas svarbu, tokiu atveju, tai nusimatę buvome rozetės, yra viduje 2, tai yra viena visą laiką įkišta garų lyginimui ir galima įsikišti drąsiai ir lygintuvai ir taip prasilyginti, ką reikia, užuolaidą ar tais kokį kitą drabužį, kuris yra reiklesnis. Šiaip bendrai vizualiai atrodo labai gražu viskas, bet gal ką keiščiau, tai šitas lentynas, nes nežinau, kaip jas išpildyti. Šiai dienai tai yra taip gražu, čia sudėjau manto sudėliotus Lego modeliukus. Savo pusėje yra kelios vietos, kur taip papuošalų dėžutė, tai kvepalai, bet yra nemažai vietų, kur aš neturiu kaip išpildyti, gal turėsiu kada nors prabangias rankinės ir galėsiu gražiai jas pareklamuoti, bet dar neturiu. Tai ten tuščia. Viršuje yra labai patogu susisandėliuoti įvairius dalykus, tai žinoma po sezono, drabužius, patalynės įvairias ir panašiai. Daug dėžučių prisidėjo irgi, kur visokiausių dalykų pridėlioti. Tai šiandieną būtų tiek, dėkojame labai, kad žiūrėjote, tikimės informacija bus naudinga ir nepamirškite sekti mūsų toliau Vaivadukų namai tiek YouTube, tiek Instagrame ir linkime gražios dienos.